Sveiki sugrįžę po reklamos, eteryje laida Universitetai LT. Klaipėdos universitetas kitais metais švenčia 25-ąjį gimtadienį. Todėl šią progą norime supažindinti jūs su universiteto istorija. Mūsų laidoje šiandieną svečiuojasi profesorius daktaras Vygantas Vareikis, Klaipėdos universiteto istorijos katedros vedėjas. Labas rytas. Labas rytas. Kokį mokslinį potencialą Klaipėdos miestas turėjo dar prieš įkuriant universitetą? Klaipėda buvo specifinis miestas ir net iki karo aukštųjų mokyklų arba aukštesniųjų mokyklų, kaip pavyzdžiui prekybos institutas arba pedagoginis institutas, jos buvo, žinoma, silpnos palyginus kaip Kaune, kurioje rezidavo Vytauto Didžiojo universitetas, vėliau kaip Lietuvos universitetas, sovietinėje Lietuvoje perkeltas į Vilnių ir tapęs Vilniaus universitetu. Tai tiek Vilnius, tiek Kaunas buvo tikrai gana stambus miestai su stipria aukštųjų mokyklų baze. Jeigu paimsime Vilniuje, tai dominavo, žinoma, Vilniaus universitetas, buvo ir kitos aukštos mokyklos kaip pedagogikos institutas ar panašiai. Kaunas taip ir liko stiprų medicininių ir technologinių tyrimų centrų. Klaipėdoje po Antrojo pasaulinio karo, sakykite, buvo tuščia. Ir Klaipėda buvo darbininkų ir jūreivių miestas, pakankamai kriminalizuotas miestas, kuriame nebuvo taip miela gyventi, turint omeny, kad dar ir jūra buvo uždaryta ir pasieniečiai prie jos neprileisdavo. 1959 metais buvo įkurtas Kauno politechnikos instituto filialas, kuris realiai šnekančiai ruošė kadrus uostui, laivynui. Na, tai buvo toksai pirmasis žingsnis ir pakankamai daug jau jaunuolių iš Klaipėdos, iš vakarų Lietuvos užbaigė šitą institutą, įgijo aukštąjį išsilavinimą ir dirbo įvairiose sferose susijusių su Klaipėda. Nebūtinai uostose, bet ir ten Trinyčių, tarkime, fabrike arba kur nors Sirijaus gamykloje. Inžinierinės specialybės buvo reikalingos. Paskui taip vadinamoji, kaip čia pasakiau, žaliojo rato vykdomo komiteto pirmininkas, kuris iš tiesų buvo toksai patriotas, tai vadinkime tautinis komunistas, tai yra labiau lietuvis negu komunistas. Tai štai jo laikais prasideda ne tik tai tokie dideli Klaipėdos transformacijos procesai architektūros srityje, arba, tarkime, muziejų kūrimai, įvairios tokios statybos susijusios su miesto infrastruktūros gerinimu ir paties miesto vizualiniu tvarkymu, tačiau ir pokyčiai švietimo sistemoje. Atsiranda Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos filialas, kuriame yra ruošiami pedagogikos kadrai. Ir jisai yra, pakankamai toks tampa svarbus šie centru, kur traukia ne tik tai žmonės iš vakarų Lietuvos ar Klaipėdos, bet ir iš kitų Lietuvos vietovių, ypač tos, kurie nori įgyti neakivaizdiniu būdu išsilavinimą. Tai čia srautai buvo dideli. Yra įkūrimas Valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetai. Ir čia iš tiesų Klaipėda tampa tokiu gana, aš manyčiau, svarbiu kultūriniu centru. Nes, matote, Klaipėdos Valstybinės konservatorijos tose fakultetuose buvo kartais ruošiamas tos specialybės, kur niekur kitur Lietuvoje nebuvo ruošiama. Tarkime, klubininkystė. Realiai šnekant, tai yra vadyba. Tai yra kultūros vadyba ir ruošiama pakankamai aukštame lygyje. Tai, jeigu mes pažiūrėsime, čia nemažai daug šiandien kultūros vadybininkų sėkmingai dirbančių Lietuvoje yra išėję iš klubininkystės. Įvairios specialybės susijusios su teatru, tarkime, lietuvių kalba ir režisūra taipogi. Tai pamažu susiformuoja branduolys, pamažu susiformuoja ir tinkami dėstytojų kadrai, kurie čia lengviau negu Vilniuje arba Kaune gauna butus tik tai atvažiavę, nes yra didelis pedagoginių kadrų trūkumas. Na ir susidarant su tokiam specifiniam branduoliu, net gimimo sąjūdžio laikais iškyla idėja, kad reikėtų Klaipėdos kurti Klaipėdos universitetą. Atrodo, pirmas tą idėją sako Vytautas Plečkaitis. Dabar jisai diplomato kadras, buvęs Lietuvos Respublikos pasiuntinys Ukrainoje, jeigu neklystu. Ir jisai tą idėją išsako viename iš vietinių sąjūdžių susirinkimų. Na jau paskui ta idėja šiaip yra pagaunama, įvyksta konferencija čia 1989 metų lapkritį, jeigu aš neklystu. Tokia nemenka. Ir tada jau idėja yra sugeneruojama, kreiptamis į Lietuvos Respublikos aukščiausiąją tarybą, prašant leidimo, ir į Lietuvos Respublikos vyriausybę prašant leidimo
įkurti universitetą, taip kad universitetas įkurtas 1990 metais. Kokios asmenybės labiausiai prisidėjo prie universiteto steigimo? Dalis vietos politikų atėjęs Sąjūdžio laikais patys buvo susijęs su universitetu. Jeigu mes paimsime, tai Vytautą Čiapą, kuris buvo tuometinis Klaipėdos miesto tarybos pirmininkas ir pats dėstė universitete ir vėliau jau grįžęs dėstė universitete psichologą. Paimsime vis tik tai tokias asmenybės kaip tą patį Alfonsą Žalį, kuris prieš tai buvo vykdomojo komiteto pirmininkas, o paskui jis tapo Lietuvos Respublikos Seimo nariu. Ir žinoma, labai stūmė šitą idėją, o Žalys turėjo nemenką įtaką ir valdžios koridorius. Vis tik tai tiek metų buvęs vykdomojo komiteto pirmininkas, bendravęs su visais. Vietiniai žmonės, Leonidas Donskis, tuomet dar jaunas, skaitykime, filosofas, dabar jau didelė ir iškili asmenybė. Sunku ir įvardinti. Aš manau, kad visi prisidėjo gana nemažai. Kokią reikšmę miestui turėjo universiteto įkūrimas? Štai sugeneravo visas tas jėgas, kurios buvo išmėtytas pats atskirus fakultetus. Buvo sukurta iš tiesų gana tinkama fakulteto struktūra, plus demografinė situacija nebuvo tokia kaip dabar. Žmonių buvo pakankamai daug, ypač siekiančių aukštojo mokslo, buvo ir optimizmas pakankamai didesnis. Tai specialybės tikrai būdavo perpildytos. Ir aš vis tik tai prisimenu, kad specialybės tos, kurios buvo, pats esu dėstęs, specialybės pirmosios laidos, vadinamas pirmoji ekonomistų laida, politologų laida, ar kitos laidos buvo nepaprastai stiprios. Priedo jam dėstė ir daug dėstytojų atvykusių ir iš užsienio. Čia ypač liečia politologus. To paties Leonido Donskio iniciatyva atvyko tokie mokslo korifėjai kaip Algis Mickūnas, atvyko tokie kaip Aleksandras Štromas ir visai eilė kitų, Vytautas Kavolis. Tai buvo tokia pakankamai didelė intelektualinė įtaka jauniems universiteto studentam ir jie gavo tikrai daugiau. Mano nuomonė yra tokia. Klaipėdos universitetas turi ir istorijos institutą. Ne visai taip. Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutą. Kaip jis buvo įkurtas ir kokiu tikslu? Matot, jeigu kai kurių katedrų nereikėjo kurti, reikėjo tik tai kažkiek performuoti. Aš turiu omeny pedagogikos, psichologijos ten, arba ten netgi politologijos katedras sukūrė iš įvairiausių visuomeninių mokslų arba marksizmo-leninizmo katedrų ir panašiai. Kadrų buvo ir tikrai neprastų tų kadrų. Istorikų Klaipėdoje nebuvo. Arba beveik visiškai vienas kitas tik tai te buvo. Aš atėjau į Vytauto Žalio vietą. Vytautas Žalys išvažiavo mokytis aspirantūrą į Vilnių. Ir tada aš atėjau į jo vietą, paskui Vytautas Žalys, prasidėjus atgimimui, jisai pasiliko Vilniuje dirbti Lietuvos istorijos institute, paskui nuėjo į diplomatinę tarnybą. Bet istorijos nemetė. Tai štai su istorikais buvo kiek kitaip. Neužteko tų kadrų. Jų buvo vos keli, ir jeigu žiūrėsime, tai buvo dabartinis Mažos Lietuvos istorijos muziejus, paminklo konservavimo institutas, kur buvo ir iš jo atėjo jau, iš Mažos Lietuvos istorijos muziejus atėjo Vladas Žulkus. Bet jis buvo archeologas. Iš istorikų buvo kiek kitaip. Iš Vilniaus atvažiavo Alvydas Nikžentaitis, kuris buvo tada jaunas. Ir manau, nebematė galimybių Vilniuje pasiekti kokios nors aukštesnės karjeros, kadangi pagal jo potenciją, pagal jo gebėjimus, visą kitą jam jau ten buvo, nelietuviškai sakant, lubos jau. Ir štai atsiradus galimybei kurti kažkokią naują struktūrą Vilniuje, naują struktūrą Klaipėdos universitete, atvyko Alvydas Nikžentaitis, čia buvo kurta istorijos katedra. Nedaug šitų žmonių buvo, atvyko dar keletą žmonių, buvo pakviesti, Vacys Vaivada, buvo suteikti galimybę įgyti čia tarnybinius butus. Ir buvo sukurta istorijos katedra, paskui sukurtas Rytų Prūsijos Mažos Lietuvos tyrimų centras. Ir šito centro tyrimų bazė pamažu pradėjo formuotis. Institutas tapęs tikrai efektyvią mokslinę įstaigą ir turintis omeny ir iš vietinių buvo išsiugdytų kadrai per doktorantūros studijas ir atvykę iš kitų miestų logiškai papildė visą šitą struktūrą. Taip pat čia yra tikrai toksai, pasakyčiau taip, profesoriaus Žulko ir Alvydo Nikžentaičio, kuris vėliau vėlgi grįžo atgal į Vilnių, įvykdė savo misiją, galim sakyti, toksai nemenkas kūrinys ir
efektyvus kūrinys. Istorikai didžiąją dalim orientuojasi Klaipėdos miesto regionų, Baltijos jūros, vėlgi istorinės dalies tyrimus ir kartu, aš manau, yra tam tikra integracija su miestu, su miesto bendruomenė. Rengiamas knygos, pristatymai, prezentacija į visuomenę ir tai yra svarbu. Dėkui Jums labai už pokalbį.